Garbiname Tave, švenčiausiasis Viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose Tavo bažnyčiose, šventovėse, visame pasaulyje ir šlovinam Tave, kad šventuoju kryžiumi, savo kūnu ir krauju, įsikūnymu atpirkai mus, atpirkai pasaulį. Mes laukiam Viešpatie Tavęs sugrįžtant. Mes laukiam Tavęs sulaikę kvapą širdise. Viešpatie Maranata, ateik. Mes laukiam Viešpatie Tavęs, ateinant pas mus, sulaikę kvapą širdise, mes jaučiam Tavo žingsnius. Mes laukiam Viešpatie Tavęs, ateinant pas mus, sulaikę kvapą širdise, mes jaučiam Tavo žingsnius. Marija išrinktoji, šventa dvasia Tavy, malonės Tu pilnoji, Viešpats su Tavim. Iš Tavęs gims karalius, Mesijų jį vadins, tautas Jisai išgelbės, žmonės Jis atpirks. Marija išrinktoji, šventa dvasia Tavy, malonės Tu pilnoji, Viešpats su Tavim. Iš Tavęs gims karalius, Mesijų jį vadins, tautas Jisai išgelbės, žmonės Jis atpirks. Tautas Jisai išgelbės, žmonės Jis atpirks. Tai išsipildo Viešpatie Tavo pranašystė, tegul Tavo kvietimas tampa kūnu kiekvieno iš mūsų gyvenime. Kaip Tu sakei, budėkite ir melskitės, nes nežinote tos dienos ir valandos, kai žmogaus sūnus sugrįš antrą kartą. Viešpatie, tai išsipildo visos pranašo Izaijo Senojo testamento pranašystės, kurios kalbėjo ne tik tai Jėzaus pirmojo atėjimo laikams, bet tegul išsipildo Tavo pranašystės išsakytos, Dieve, mūsų laikams. Tavo Viešpatie eucharistinio veido akivaizdoje šlovinam Tave, aukštinam Tave, adoruojam Tave. Dieve, už tą nuostabų artumą, į kurį leidai įžengti kiekvienam asmeniškai ir visiems kartu. Į artumą, Dieve, apie kurį kalbėjai daugybę kartų per pranašus, per mūsų protėvius. Viešpatie, į artumą, kurį šiandien mes vadinam adoracija. Viešpatie, esam Tau dėkingi už pašaukimą, į kurį pakvietei kiekvieną asmeniškai ir visus kartu, už išrinkimą, už Dievę pašaukimą būti Tavo angelios, Tavo apostolius, būti Tavo Viešpatie šviesa, druska pasaulyje, būti Tavo miestu,
pastatyto ant kalno, kurio neįmanoma nuslėpti. Dėkojam Viešpatie už tą malonę, kad pakvietei mus visus nuo pasyvių žiūrovų statuso į tavo išganimo veiksmų sceną, už kiekvienam suteiktą nepakartojamą vaidmenį išganimo istorijai. Dėkojam Dieve taip pat už privilegiją dalyvauti tavo laimimuose mūšiuose, laiminamuose projektuose. Kartu su tavimi, Jėzau, eiti tavo pergalės triumfo eisenoj. Viešpatie, dėkojam už daugybę išklausytų maldų, išgydytų ligų, prikeltų žmonių tiek iš fizinės, tiek sielos dvasios mirties. Viešpatie, dėkojam už tavo pergalės Lietuvoje, už tavo pergalės Jungtinėse Amerikos valstijose, Sirijoje, nebejojam ir Izraelyje, visame pasaulyje. Dėkojam Dieve už tavo begalinę malonę, kurią preiškei per savo mamą. Vakar, Dieve, minėjom pirmąjį Jėzau tavo motinos įžengimą į mūsų laiką ir erdvę Mechiko mieste Guadalupėje, kai leidai savo mamai ateiti pas tavo nuostabų paprastą sūnų, tarną, Juan Diegą, kurį vadinam Jonu Dideku. Ir leidai, Dieve, mums pažinti, kad tavo mama yra gailestingumo motina. Dėkojam Viešpatie už nuostabę tavo malonę ne tik Guadalupėje, bet kad beveik po 100 metų tu, Dieve, taip pat leidai savo mamai ateiti į Lietuvą. Pirmą kartą mergelė Marija istoriškai pasirodė čia, Europoje, apreiškiant tavo Viešpatie valią, kad būtų garbinamas tavo Jėzų vardas. Kaip sakė mūsų visų mama, mergelė Marija, nuo seno čia buvo garbinamas mano sūnus. Viešpatie, esam tau be galo dėkingi, kad leidai vėl atstatyti tavo į teisingumą, išpildyti, Dieve, tavo priesaką ir troškimą, kad ir vėl. Ir tikime iki pat pasaulio pabaigos, iki pat tos dienos, kai tu, Jėzau, sugrįši antrą kartą gyvų ir mirusių teisti čia, šioje Šiluvos šventovėje, visada rasi garbinančių tave, Jėzau. Nes tu esi karalius, tu esi mūsų išganytojas, tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas, tu esi gyvoji duona pasiliekanti su mumis iki pasaulio pabaigos. Dėkojam Viešpatie už tą malonę, dėkojam už tą privilegiją. Šalia visko, visagalis Dieve, taip pat atsiprašom už savo kaltes ir nuodėmes. Tėve, atgailaujam už savąjį drungnumą, atgailaujam Viešpatie Jėzų už nepadarytus namų darbus, už neištesėtą žodį, pažadą, už kompromisą mažesnį ar didesnį su nuodėme. Atgailaujam Viešpatie už bet kokį papiktinimą, apie kurį irgi kalbėjai savo mokiniams, sakydamas, kad papiktinimai neišvengiami, bet vargas tiem, per kuriuos jie ateina. Viešpatie, pripažįstam, kad mes patys labai dažnai, gal net to nesuvokdami, esam kažką papiktinę iš tavo mažutėlių. Dėl to atgailaujam. Dėl to tavo akivaizdo, Viešpatie, tavo eucharistinio veido akivaizdo, pasitikėdami tavo gailestingumu, tavo motinos užtarimu. Tikime, kad tiesiog čia ir dabar, šią akimirką ne tik Šiluvoje,
bet taip pat visame pasaulyje, kur šiuo metu irgi mūsų broliai sesės prie radijo imtuvų dalyvauja, Dieve, tavo adoracijai, gauname nuodėmę atleidimą, nuteisinimą. Kaip sakė Jėzau mano, teisusis gyvens tikėjimu, bet tikėjimo neįmanoma patikti tau, neįmanoma gauti atleidimo. Tad Viešpatie, pasitikėdami, prašom tavo pasigailėjimo. Atgailavom Viešpatie taip pat už piktžodžiavimą šventai dvasiai, apie kurį kalbėjai, jog visos nuodėmės žmonėms bus atleistis, bet piktžodžiavimas šventai dvasiai, tai yra tavo meiliai, nebus atleistas. Gal Viešpatie šią akimirką neprisimenam, kurioj vietoj, kokiu metu esam tave įskaudinę, esame skaudinę tavo meilę, bet Dieve, pripažindami, kad mes nesam geresni už visus kitus mūsų brolius, sesės šitame pasaulyje, esame to paties kūno, bažnyčios nariai. Dieve, atgailavom ne tik už savo, bet ir viso kūno padarytas kaltes, nuodėmes, įžeidimus tavo begalinės meilės. Viešpatie, ypatingai atgailavom už tavo įsakymų nepaisimą, ypatingai už prigimties įsakymų, gimties padovanojimo nepaisimą. Dieve, atgailaujam už bet kokį momentą, ar fiziniu būdu, ar cheminiu, psichologiniu, padaryti intervenciją mūsų kūnuose, kai buvo Viešpatie pažeistas tavo šedevrų vientisumas. Atgailavom Viešpatie už kiekvieną momentą, kai iš vyrų tapo moteris arba iš moterų tapo vyrai. Dieve, atgailaujam už bet kokį sodomizmą, kuris Viešpatie tiesiog žingsniais plinta ne tik tai pasaulyje, bet ir bažnyčioje. Dieve, atgailaujam už tas baises nuodėmes, dėl ko tau istorijai teko nušluoti net ištisus miestus. Atgailavom, Dieve, už tai, dėl ko yra kilę milžiniški pasauliniai karai, dėl netyrumo, dėl neskaistumo, dėl piktžodžiavimo šventai dvasiai. Dieve, atgailaujam už bet kokią neteisybę, pirmiausia savo gyvenimuose, savo namuose, miestuose. Viešpatie, tiesiog dabar atgailaujam už nuodėmes padarytas mano giminiai, mano protėvių nuodėmes, už nuodėmes padarytas bažnyčioje, visais istoriniais momentais, kai Dieve, prisidengiant tavo Jėzau vardu, buvo Viešpatie užgrabiamos žemės, kai tavo vardu Viešpatie neva buvo laisvinama šventoji žemė. Atgailavom, Dieve, už kiekvieną momentą, kai mūsų kaimynai bandė mus pakrikštyti tavo vardu, bet ne iš meilės, o ugnimi ir kalaviju. Dieve, tu pažįsti mumis ypatingai žemaičius. Mes, Viešpatie, kad ir nelabai žinodami krikščioniškos istorijos, nuo pat pradžių, Dieve, turėjom tavoje dvasią, kuri labai aiškiai mums sveikų protų sakė, tokios krikščionybės nepriimkit, žemaičiai. Ta mes ir darėm. Viešpatie, nesigėdėjom, kad gal buvom pakrikštyti paskutiniai Europai, bet užtat esam ramus tavo akivaizdoj. Neišdavėm prigimties, neišdavėm Viešpatie tiesos. Dieve, atgailaujam už savo tautos nuodėmes, kai iki šios dienos yra žudomi kūdikiai, vis dar galiojantis kūdikėlių aukojimo demonams įstatymas vadinamas abortas. Viešpatie, atgailaujam už
žudytus virš milijonų ir dar daugiau kūdikėlių mūsų tėvynėje Lietuvoje nuo pat 55 metų, kai buvo priimtas tas baisus įstatymas. Viešpatie atgailavimo už kiekvieną nužudytą kūdikėlį, kiekvieną dieną Lietuvoje. Virš 10, kiti sako virš ir daugiau. Dieve atgailavimo už tą baisų genocido nusikaltimą, kuris vis dar tęsiasi Lietuvoje. Viešpatie atgailaujam, prašom pasigailėjimo tiems gydytojams, kurie žudo kūdikėlius, tėveliams, kurie aukojant malonumo altoriaus, politikus, kurie bruka ir skatina, kad būtų ir toliau žudomi kūdikėliai, juos abortuojant ir tai vadinant laisvę, demokratiją. Viešpatie atgailavom už bet kokią beprotybę ne tik Lietuvoje, bet visoje Europos Sąjungoje, į kurią stojame kaip į lygiaverčiai, pasitikėdami, kad Viešpatie netgi ši nuostabi Europos Sąjungos vėliava, 12 žvaigždžių vainikas, tas pats žvaigždžių vainikas, kuris dabar čia Šiluvoje spindi virš švenčiausios tavo motinos. Viešpatie stojom į mergelės Marijos laiminamą Europos Sąjungą. Ir šiandien turim pripažinti, kad tas slibinas, apie kurį kalba evangelistas Jonas Apreiškimo knygoj, kuris Viešpatie užpuolė mergelę Mariją su kūdikiu, bandydamas ją nužudyti, pagrobt kūdikį. Viešpatie visame tame kontekste atgailaujam, pripažįstam, nesiginam, suvokiam, Dieve, kad už nuodėmę išties mūsų laukia mirtis. Viešpatie pripažįstam tavo akivaizdoje, kad mes nesam geresni už ukrainiečius, už Sirijos tautos gyventojus. Mes nesam geresni už visas kitas tautas, kur šiuo metu dėl nuodėmės pasekmės vyksta baisus karai. Žūna šimtais, netgi tūkstančiais. Liejamas kraujas. Viešpatie pripažįstam ir atgailaujam už tai. Šaukiamės tavo gailestingumo, Jėzų, kaip tas Jericho neregys, pripažindami savo aklumą. Nors atrodo, turime akis, bet nematom. Viešpatie, turime tavo mums dovanotas ausis, klausą, bet negirdim. Viešpatie, esam gavę visas 5 juslės, bet jos kažkur nefunkcionuoja. Sugedusios arba nejautrius. Nejautrius dėl nuodėmės, dėl apsileidimo. Dieve, prašom pasigailėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Maranata. Maranata, Viešpatie Jėzau, ateik, Dieve, apreišk savo teisingumą, tavo meilę, gailestingumą. Tu ateini
jau žingsniai girdėt, šlovinkim jį, kas norit mylėt. Dievo tauta viską iškęs, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Dievo tauta viską iškęs, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Kiek dar mums laukt, tu vieną žinai, bet mylintiems jį niekis juk tai. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Tu ateini, jau žingsniai girdėt, šlovinkim jį, kas norit mylėt. Dievo tauta viską iškęs, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Dievo tauta viską iškęs, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Kiek dar mums laukt, tu vieną žinai, bet mylintiems jį niekis juk tai. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Maranata viešpatie Jėzau, ateik viešpatie Jėzau, mes laukiam tavęs. Visa kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti tavo vaikai. Maranata viešpatie Jėzau, Maranata į Ukrainą. Ateik viešpatie Jėzau į Siriją. Maranata, ateik Jėzau į Izraelį, į Palestiną, į Rusiją, Baltarusiją, į visas tautas, šeimas, kur šiuo metu vyksta karai, nesantvarka. Maranata. Viešpatie, pasitikėdami tavo begaliniu gailestingumu, kurį mes kaip lietuvių tauta tiesiog patiriam kiekvieną dieną, išgyvenam pačius nuostabiausius, kada nors mūsų Lietuvos istorijai buvusius laikus. Viešpatie, 80 metų taikos, gyventi be karo, tai kažkas neįtikėtino. Viešpatie, 34 su viršum laisvės ir nepriklausomybės, politinės nepriklausomybės metų. Viešpatie, kažkas nuostabaus, neįtikėtino. Viešpatie, 106 metai, kai esame išlaisvinti nuo Rusijos imperijos okupacijos. Viešpatie, esam tau be galo dėkingi, kad tu mus išsirenki, mes, kurie esam nei žinomi, nei kažkuom ypatingi, bet Viešpatie, tu išsirinkai mūsų tėvynę Lietuvą kaip tavo gailestingumo ištisą šventovę.
Dėkojam Viešpatie už tavo mamą, kuri prieš daugiau kaip 400 metų apsireiškė čia, Šiluvoje. Dėkojam Viešpatie už tuos beveik 100 metų atgal, kai tu panorai apsireikšti tai paprastai sesutį šventai sesį Faustinai ir pasakyti mums, kad grįžai pas mamą. Aleliuja. Tu Viešpatie panorai šalia savo mamos gailestingosios esančios ir prisimenamos aušros vartuose, kad šalia būtum ir tu, Jėzau. Ačiū tau už tą nuostabų tavo atvaizdą, kurį panori mums palikti per savo ištikimą tarnaitę sesę Faustiną. Už tas gailestingumo malonės, kurių Dieve mes tikime nenusipelnėm, dėkojam. Dėkojam už tavo padrasinimą. Todėl Viešpatie ir drįstame prašyti tavęs malonės. Dieve, nedaug mūsų tarpe protingų, išmintingų, kilmingų, garbingų, galingų, turtingų, Dieve, bet esam tau be galo dėkingi už tai, kad pasirenki tai, kas pasaulyje niekų laikoma. Ir drąsiai sakydamas, nebijok mažoji kaimenė. Tėtis panorėjo jums atiduoti karalystę. Ačiū Viešpatie, kad padrasino, jog pirmą mūsų esi išėjęs ten mums večikės paruošti. Ačiū tau už tai. Dieve, prisimenam tavo žodžius, kai tu sakėjai, mums net neprašęs tėtis žino, ko mums reikia ir jau yra visko davęs. Dieve, dėkojam už tai, ką esam gavę. Ir Dieve, grynai dėl tavo žodžių, tavo padrasinti, kaip sakei, prašykite ir gausite. Ieškokite ir rasite, belskitės, bus jums atidaryta. Dieve, ne dėl mūsų vertumo, dėl tavo žodžių užmetam maldos tinklus į tavo dosnaus gailestingumo gelmę ir pirmiausiai prašom ištikimybės ir dar kartą ištikimybės tau, Jėzau, tavo asmeniui, tavo žodžiui, tau visagalis Dieve, Tėve, Sūnaus, Šventoji Dvasia, tavo įsakymams, tos pačios ištikimybės dovanos maldaujam, kurią apdovanoji savo mamą, mūsų mamą, visų švenčiausią mergelę Mariją, kuri vieną kartą savo gyvenime, užteko vieno karto, Jėzau, visiškai savo jaunystėje ištarė tau sakydama, tebūnie man, kaip tu pasakei. Ir Viešpatie to žodžio niekados nėra sulaužiusi. Dieve, kartu su Marija patys, gal nedrįstam, bet kartu su tavo mama maldavom ir savo tos pačios ištikimybės dovanos, kad davė žodį, jau laikytumėmės. Kai ištarėm, Dieve, žodį atnaujindami savo krikšto sakramento pasiryžimus, sakydami, kad atsižadu piktosios dvasios, atsižadu nuodėmės ir nuodėmės vilionių, atsižadu pasaulio dvasios, nuodėmės darbų, kūno geismo, akių geismo, gyvenimo puikybės. Kai sakėm Viešpatie, renkuosi tave, Jėzau, kaip savo vienintelį Viešpatį ir gelbėtoją. Viešpatie žodžiais, kai tave kvietėme sėstis į mūsų širdies sostą. Viešpatie, kad davė žodį, jo laikytumės net patirdami skriaudą. Šios malonės meldžiam savo šeimos nariams. Šios malonės meldžiam visiems sutuoktiniams, visoms šeimoms, vyrams ir žmonoms, kurie davė santuokos priesaiką. Ar tai būtų civilinė, ar tai būtų bažnytinė.
vyrams ir žmonoms, kurie vienas kitam prisiekė mylėti, gerbti vienas kitą kaip gyvenimo bendrakeleivį, neišduoti, būti ištikimais. Kad Dieve davė žodį sutuoktiniai vienas kitam jo laikytųsi, net patirdami skriaudą. Ištikimybės dovanos meldžiam Dieve visiems pateptiesiems, tavo kunigams, vyskupam, popiežiui, naujai paskirtiems dabar kardinolams. Ištikimybės dovanos meldžiam visiems, kurie nešioja garbingą krikščionio vardą. Meldžiam Viešpatie tiems, kurie buvo patepti katechumenų ir krizmos aliejais, kurie buvo patepti tavo šventąja dvasia. Visiems Viešpatie charizminiams judėjimams. Viešpatie ypatingai tiem, kurie davė iškilmingą pasižadėjimą gyventi Evangeliją skaisčiai, klusniai, be nuosavybės. Ištikimybės dovanos, Tėve, meldžiam mūsų tautos vadovams, politiniam ir dvasiniam lyderiam, Lietuvos vyskupams, mūsų tautos prezidentui, ministrams, Seimo nariams, miestų merams, įstatymų leidėjams, ypatingai šiais laikais Konstitucinio teismo teisėjams, visiems, kurie ranką uždėjo ant Biblijos ir Lietuvos konstitucijos ir prisiekė laikytis esamų susitarimų, kad būtų įgalūs laikytis duotos priesaikos net patiriant skriaudą. Ištikimybės dovanos meldžiam Lietuvos gydytojams, kurie šalia krikščioniškos priesaikos yra davę dar ir Hipokrato priesaiką. Nepakenkti, neišduoti ligonio, neparduoti mūsų vaistų kompanijoms, sakyti tiesą. Ištikimybės dovanos meldžiam visiems Lietuvos mokslininkams, universitetų dėstytojams, mokytojams, žurnalistam, visiems, kuriems tu, Dieve, patikėjai tavoje tiesą, kad būtų tiesos sergėtojai, skelbėjai, kad kitus mokytų tiesos, kad jos neiškreiptų. Viešpatie, kad davė žodį, jo laikytųsi net patiriant skriaudą. Viešpatie, tavęs kaip gydytojo, kaip teisėjo, meldžiam malonės būti išgydytais ir nuteisintais. Tiesiog dabar, Viešpatie, savo eucharistinio veido akivaizdoje, į kurį leidai, Dieve, dabar žengti, būti, ir tikime, tu, Viešpatie, savo artumą skleidėjai ir per technologijas, nuotoliniu būdu, vaizdo ar garso būdu, Marijos radijo bangomis. Viešpatie, tavo artume, pažvelk dabar į mūsų, Viešpatie, savo meilės žvilgsniu, savo šviesą nušviesk, mus nuo galvos iki kojų. Nes, Dieve, į ką tu pažvelgi, viskas tampa tobula. Nuo tavo šviesos, nuo tavo žvilgsnio, Jėzau, traukiasi bet kokia tamsa.
melas, lygos, prakeiksmai, kataklizmus, stichinės nelaimės, karai, visa tai, kas yra mirtis, kas yra nebūtis, kas yra sugadinta, suteršta, melas, netyrumai, pykčiai, susiskaldimai, viskas, Dieve, vien nuo tavo žvilgsnio, Jėzų. O ką jau bekalbėti apie tavo ypatingą eucharistinį buvimą, kai tu, Dieve, visatos valdovas, esi čia, ant mūsų altorių, pasilikęs stebuklingų būdu, duonos ir vyno pavidalu, Eucharistijoje. Esi taip pat pasilikęs ir savo žodyje, mažutėliuose. Viešpatie, savo didybės šviesa žvilgsniu tiesiog dabar mus gydyk. Viešpatie, ant maldos virvių, ant maldos neštuvų, šioje adoracijoje, šioje šventovėje dabar prardom dangaus karalystės stogą ir kaip tavo Jėzau laikais, kai tu buvai Kafarnaume su apaštalais, Viešpatie, į tavo eucharistinio veido akivaizdą dabar nuleidžiam visus paralyžiuotus ligonius, save pačius, kur esame mes paralyžiuoti, paralyžiuotus fiziškai, psichiškai, morališkai, dvasiškai. Pirmiausiai, Dieve, atnešami tavo akivaizdą, kurie paralyžiuoti tiesioginė to žodžio prasme, po insultų, po įvairiausių lygų komplikacijų, nelaimingų atsitikimų, kurie gimė tokiais, kurie turi judėjimo negalią. Ypatingų Viešpatie būdu į tavo akivaizdą, Dieve, atnešu savo draugus paraplegikus, tetraplegikus, kurie turi judėjimo negalią, kurie gimė tokiais. Viešpatie, į tavo akivaizdą atnešam paralyžiuotus psichiškai, sergančius įvairiausiamis autizmo formomis. Atnešam brolius, sesės, kurie serga Dauno sindromu, kurie gimė su cerebraliniais paralyžiais, kurie tiesiog kaip daržovės, gal negali atsakyti savo tėčiai, mamai, nei vienu žodeliu, gal kažko nesupranta. Viešpatie, ir juos atnešam, nes tikime, kad tu leidai, tik tavo leidimo dėka ir sergantis paralyžiuoti jie yra. Nepriklausomai nuo mūsų sampratos, kodėl, kam, jie yra ir viskas. Ir juos atnešam. Atnešam mūsų brolius, sesės, save pačius, kur esam paralyžiuoti dvasiškai, morališkai. Ypatingų būdų, Viešpatie, meldžiamės už Evangelijos skelbėjus, už kunigus, pastorius, už kiekvieną, kuris nešioja garbingą tavo mokinio, krikščionio vardą, kurie buvo tavo, Jėzų, ir yra kviečiami skelbti Evangeliją ir kurie to nebedarom. Už kiekvieną paralyžiuotą krikščionį, kuris gėdėsi tavo vardo, Jėzų. Už visus, Dieve, kurie turi garbingą kataliko vardą ir Viešpatie dažnai lūpomis deklaruoja, o savo gyvenimo pavyzdžių nesyki išsigynė Evangelijos ir tavęs, Jėzau. Atnešam šiuos mūsų brolius ir sesės, kurie gėdėsi pripažinti, kad yra krikščionys, kad yra katalikai, kurie gėdėsi tavo mamos, Jėzau, kaip nebūtų juokinga. Atnešam, Dieve, mūsų brolius, sesės, krikščionys, kurie nėra katalikai, yra iš kitų denominacijų, kurie gal dar nepažįsta nei tavęs Eucharistijoje, nei tavo mamos, kurie kažko bijo, kai liaudis sako blūdija,
kalbėdami vėjus, kad ko nėra užrašyta Biblijai, to apskritai nėra. Viešpatie atnešam visus paralyžiuotus politikus, valstybių vadovus, prezidentus, vyskupus netgi, dvasinius vadovus, kunigus, vienuolius. Viešpatie save pačius, kur mes neišdrysom, išsigandom, gėdėjomės, išpažinti tave kaip savo vienintelį viešpatį ir gelbėtoją. Atnešam tuos, kurie, Dieve, paralyžiuoti dėl kompromiso su nuodėme, dėl kompromatų, dėl padarytų nuodėmių, dėl žmonių baimės, dėl prestižo, kad bus emarginuojami, kad bus atleisti iš darbo, iš užimamų valstybės tarnautojų pareigų, bus pašiepti pasaulio žiniasklaidos. Viešpatie, jei tik panorėsi, gydyk mus, Viešpatie. Tu tik tark žodį ir mes visi pasveiksim. Viešpatie, tavo eucharistinio veido akivaizdą sunešam visus mūsų tautos sūnus ir dukras, kurie įkalinti kalėjime, kurie įkalinti Lietuvos kalėjimuose, pasaulio kalėjimuose. Atnešam tuos, Dieve, kurie buvo piktosios dvasios suvedžioti, paklaidinti, įklampinti į nuodėmę ir įvairaus dydžio nusikaltimus. Viešpatie, atnešam įkalintus iki gyvos galvos. Tėve, atnešu savo draugus, bičiulius, įkalintus Panevėžio moterų kalėjime. Tu žinai tų tavo dukrų vardus. Atnešu savo bičiulius Pravieniškėse, taip pat kituose Lietuvos kalėjimuose, į kuriuos leidai įžengti, patarnauti, kurie iki šios dienos šaukiasi tavo vardą. Dieve, juos užtariu. Tuos, kuriuos pasaulis pasmergia už jų padarytą klaidą iki gyvos galvos, Viešpatie, yra vieni iš labiausiai tave išpažįstančių, nesigėdinčių tavo mokinių. Jei tik panorėsi, Jėzau, tau užtenka tik vieno žodžio. Noriu, būk švarus. Noriu, būk laisvas. Ir Viešpatie, tiesiog dabar nukris visiems tavo vaikams, kaliniams grandinės, atsivers kamerų duris, kalėjimų vartai. Ir jie jau šiandien čia, dar nenusileidus saulei, nebejoju, Dieve, ateis čia į tavo akivaizdą tavęs pagarbinti, kaip tie raupsuotieji, kuriuos išgydei, kai eidami pagijo. Viešpatie, tavo akivaizdą sunešam visus tuos brolius ir sesės, kurie nuteisti uždėjusiems neadekvačias bausmes, kurie patiria didelį neteisingumą jų atžvilgiu, tiesiog kenčia, negali atleisti. Dieve, atnešam taip pat kalinius, čia Lietuvoje įkalintus, su kuriais buvo susidorota dėl politinių motyvų, ekonominių keršto, noro kažką pamokyti. Viešpatie, atnešam ir tuos brolius sesės, kurie įkalinti dėl neapdairumo. Tu juos pažįsti, Dieve. Pasitikim tavo gailestingumu, kad jeigu jie yra dėl klaidos uždaryti į kalėjimą, Viešpatie, kaip išgelbėjai savo teisųjį Jokūbo sūnų Juozapą,
kuris buvo net kelis kartus įmestas neteisėtai į baisų kalėjimą, uždėtos grandinės, buvo parduotas brolių. Viešpatie, tu visus savo vaikus stebuklingų būdų išlaisvindavai, išaukštindavai. Apreišk savo šlovę, savo teisingumą ir gailestingumą dabar visiems esantiems kalėjimuose. Viešpatie, atnešami tavo akivaizdą taip pat įkalintus priešo nelaisvėje, Ukrainos žmonės, Ukrainos karius. Atnešam Dieve visus žmonės, kokių tautybėje bebūtų, kur šiuo metu vyksta karai, kurie paimti nelaisvę ar įkaitais, kurių orumas yra žeminamas, kankinami ir net žudomi. Viešpatie, tavo eucharistinio akivaizdoje sunešam tuos žmonės, kurie įkalinti diktatūrų ir režimų šalise, tik dėl to, kad pasipriešino korupcijai, karui, nesąžiningai politikai. Dieve, atnešam taip pat mūsų brolius sesės krikščionis, kurie įkalinti Jėzų dėl tavęs ir dėl Evangelijos. Įkalinti Šiaurės Korėjai, Kinijoje, Islamo kraštuose. Kaip nebūtų juokinga, krikščioniškose kraštuose, Europos Sąjungoje, Amerikoje, Rusijoje, toj pačiai Ukrainoje. Viešpatie, tavo akivaizdą atnešam tuos, kurie įkalinti nepykantoj, keršte, noru sunaikinti oponentą. Dieve, atnešam tuos, kurie tiesiog šiuo metu psichologiškai yra neįgalus atleisti savo budeliam, skriaudėjam. Šioje vietoje vėl ypatingai melžiamės už Ukrainos tautos žmonės, Izraelio, Palestinos, Sirijos. Visur, kur tik vyksta baisus brolžudiški karai. Viešpatie, atnešam tuos, kurie neteko savo artimųjų, tėvų, motinų, vaikų, brolių, seserų, mylimųjų, sutuoktinių, draugų, kurie buvo suluošinti karo baisumų, tapo karo invalidais, fiziniais, psichiniais, dvasiniais. Į tavo akivaizdą atnešam tuos, kurie įkalinti nepykantoj mums, Jėzau, kurie esam tavo eucharistinio veido akivaizdoje. Atnešam tuos, kurie šaiposi iš mūsų, kritikuoja, apkalba, šmeižia. Dieve, atnešam save pačius, kurie esame mes patys įkalinti savo kalėjimuose, nuosavam teisume, puikybei, pretenzijose, bambėjimuose. Atnešam save, kurie esam įkalinti savo priklausomybėse, įduose, žalingose įpročiuose. Viešpatie, tavo akivaizdą sunešam visus brolius ir sesės, kurie įkalinti priklausomybių demonų nelaisvę, alkoholizme, narkotikuose, azartiniuose lošimuose, kurie įkalinti įvairiausiose stabmeldystės formose, godume, nesaikingume, valgant, geriant, žiūrint, plepant, naudojant išmanes technologijas. Atnešam, Dieve, milijardinę armiją vergų, kurie įkalinti prie telefonų, juodųjų ekranėlių, kompiuterių, televizijos. Viešpatie, tavo akivaizdą sunešam, Dieve, tuos, kurie įkalinti infodemono nelaisvėje, kurie įkalinti pasaulio propagandos, nesąžiningos žiniasklaidos, kurie tiesiog ištisais regionais, tautom, Viešpatie, yra sukiršinti, apgauti, užzombinti. Tėve, tavo akivaizdą atnešam brolius ir sesės, save pačius, kurie esame įkalinti
santokiniai neištikimybei, netyrumuose, neskaistumuose, iškrypimuose. Dieve, ypatingų būdų atnešam į tavo akivaizdą Lietuvos vaikus, moksleivius, studentus, jaunimą, kurie, Dieve, dėl nesąžiningų politikų, nesąžiningų suaugusių, Dieve, įklampinti tokį neskaistumo liūną, kurie net nebežino, kokios jie gimties, berniukai ir mergaitės. Viešpatie piktžodžiauja tavo šventajam vardui, rodydami vairiausias šlykštynės ir tuom didžiuodamiesi. Atnešam, Viešpatie, tuos, kurie įkalinti kūdikių žudynėse, abortuose ir nebegali sustoti. Atnešam gydytojus, kurie turi vis dar gydytojo vardą, yra sutepę savo rankas kūdikėlių krauju. Atnešam tuos tėvelius, kurie, Viešpatie, susitepę savo kūdikėlių vaikučių krauju, aukodami ant malonumo altoriaus. Atnešam, Dieve, visus tuos, kurie įkalinti atviram satanizme, įsigynė savo krikščioniškosios tapatybės, pardavė savo kūną, sielą, dvasią. Dieve, tavo akivaizdą atnešam brolius ir sesės, kurie įkalinti depresijos žvėries nelaisvėje, kurie nebeprisimena, kada paskutinį kartą yra ryte atsikėlę šviesią galvą, džiaugtis laisvę, nuostabių grožių, nuostabią tėvynę Lietuvą, bet kurie galvoja vien tik apie savižudybę, yra bandę tai daryti, ar tam ruošiasi. Maldavom, Viešpatie, padvelk savo gyvybės alsavimų kiekvienu iš mūsų šnervės, kaip tai padarei pirmajam žmogui Adam. Atstatyk, Jėzau, mumise tavo vaikų kvapą. Ateik šventoji dvasia gaivintojų ruach. Atnaujik mumise tavo įveidą, kad kūrinyje, kuris su ilgesiu laukia, kadagi bus apreikšti tavo vaikai, atpažintų mumise tuos vaikus ir būtų išgelbėta. Maranata. Ateik šventoji dvasia. Maranata. Atnaujink mumise tavo įveidą. Šioje šventovėje, šitame mieste, regione. Ateik šventoji dvasia ir atnaujink tavo veidą visoje katalikų bažnyčiai, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Ateik šventoji dvasia ir atnaujink tavo veidą visoje mūsų tėvynėje Lietuvoje. Lietuvos gyventojuose, pasklidusiuose po visą pasaulį. Ateik šventoji dvasia ir atnaujink žemės veidą. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia, kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia, kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia, kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Prie tavo kojų gera ir saugu, čia gyriu tau, čia šlovę tau aukoju.
Norėčiau visad būt prie tavo kojų, atbėgusių pas viešpatį vaikų. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia, kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia, kalbėk man, Dieve, vidury nakties. O mano tėve, mylimo sūnaus, jo švento kraujo mums nepagailėjęs. Dar niekas nieko šitaip nemylėjo, kaip tu, kūrėjau žemės ir dangaus. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia, kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia, kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Viešpatie, dangaus tėve, kalbėk mus per tavo sūnų Jėzų, kalbėk per tavo mamą, mūsų visų motiną, švenčiausią mergelę Mariją. Kalbėk per tavo ištikimuosius šventuosius kankinius. Priimk, Viešpatie, iš mūsų šį rožių vainiką, kurį per savo mamą preiškiai mums kaip gėles, dvasinės gėles, kurios tau patinka. Garbingieji slėpiniai. Pirmasis slėpinys. Viešpats Jėzus prisikėlė iš mirties. Šiame slėpinyje, Viešpatie, dėkojam tau už tai, kad išpildei savo pažadą, apreiškei tą viltį, kurioje, Dieve, tiek laiko buvo tavo mokiniai. Visas pasaulis, visa žmonija. Savo prisikėlimu, Jėzau, tu sugriovei pragaro vartus, išmušai tai senai gyvatį dantis. Tu, Viešpatie, nukenksminai mirtį ir mirtis nebeturi paskutinio žodžio. Viešpatie, dėkojam tau už tai, kad išpildei savo pažadą, kai sakei, žmogaus sūnus 3 dieną po mirties prisikels. Dėkojam, Dieve, už tuos angelus, kurie pasitiko Mariją Magdalietę, taip pat kitas moteris. Dėkojam, Viešpatie, už nuostabų tavo susitikimą sode
su tavo ištikima mokinė. Ir apreiški, Dieve, kad tu esi prisikėlęs, kad pasiuntei Mariją Magdalietę pasakyti tavo mokiniams, jog tu pirma jų eini į Galilėją. Dėkojom Viešpatie už tą pirmąjį vilties bėgimą pasaulyje, pirmasis vilties maratonas tarp Petro ir Jono. Kaip jie bėgo greitai, kad pamatytų tai, apie ką kalbėjo Marija Magdalietė, kad kapas tuščias. Dėkojom Viešpatie už kiekvieną mūsų brolį ir sesę, kurie patikėjo tavo prisikėlimu ir iki šios dienos skelbė tave. Taip pat, Dieve, atsiprašom už kiekvieną momentą, kai netikėjom, kai atsisakėm tikėti, panašiai kaip Tomas, kol nepamatysiu, netikėsiu. Viešpatie, atleisk mus už kiekvieną momentą, kai tave nuliūdinom. Viešpatie, šiame slėpinyje maldaujam, atnaujink mumise tikėjimą. Padaryk Viešpatie tokį, kad, kaip tu sakei, galėtum kalnus kilnoti, galėtum gydyti ligonius, išvarinėti demonus, galėtum prikelti mirusius, daryti tos darbus, kuriuos tu darei, Jėzau, ir dar didesnių.